Dėkui Jums. Gal dar kas nors norėtumėte pasisakyti? Prašom, ponas Antanas... Visi išjungė. Ponas Antanas Bartulis, po to Alfonsas Pulokas. Kažkas paliko Jums, ar Jurgita, Jūsų mikrofonas įjungtas? Gerbiami kolegos, klausimas yra rimtas tuo aspektu, kad jeigu mes priimtumėm šį kartą teigiamą sprendimą, kad jeigu jie prašo 70 ir 25, tai 95 tūkstančiai, tai apie 100 000 litų, tai būtų precedentas ir į ateitį kiekvienus metus remti, nes paremti vienus metus, jeigu jie įsitvirtina ir po to tai nustoti daryti, tai būtų be abejo nesolidu iš mūsų pusės. Taigi mes jau matome, formuojasi 100 000 išlaidų pozicija ir klausimas yra, ar mes turim 100 000 pajamų poziciją, tokia, kuri būtų į ateitį stabili, pastovi ir galėtumėm, nedarydami žalos kitiem asignavimų valdytojam, prisimti tokią pareigą į ateitį remti ir rankinio klubą. Tai gal aš norėčiau tuo pačiu, jeigu meras leistų ir paklausti ponios Dalios, ar ji tikrai mato tą pajamų galimą stabilų šaltinį į priekį, jau kokias tendencijos, sakykime, mūsų biudžeto surinkimo. Aišku, mes žinome, kad žemės mokestis turi savo didėjimą perinamojo laikotarpio. Mes tiesiog turėtume pakalbėti apie šaltinį, tada būtų lengviau apsispręsti ir ar tada mes darom tokias išlaidas. Dėkui, ponas Alfonsas Pulokas. Visus išjungiau, dabar Alfonsas Pulokas, prašom. Rankininkas yra sporto klubas ir paprastai sporto klubo skiriamas lėšas svarstydavom visuomeninė sporto tarybai, o aš šiandien pirmą kartą išgirdau ir net nebuvo užuominos tokios anksčiau. Atsakant į jūsų klausimą, jie patys rašo savo prašymą, kad 17 000 iš visuomenės sporto tarybos, o sporto taryba dabar visus pinigus yra išskirčiusi ir prašymą nėra ką ir besvarstyti. Vilkelminas Janušonis, prašom. Aš šiuo klausimu konkrečiai neturiu nuomonės, iš tikrųjų reiktų pamastyti, aš tik noriu priminti, kad dar prieš maždaug 10 gal ar daugiau metų siūliau pasirašyti visom politiniam partijom politinį sutarimą dėl sporto strategijos 10, 15, 20 metų ir tais klausimas daugiau nediskutuoti ir neįvesti jovalą. Siūliau du variantus. Pirmą variantą pagrindinį finansavimą skirti futbol ir šiai dieną jau per 10 metų būtų priaugę 18-mečių, 20-mečių, kuriuos futbolo rinkoje pelningai pardavus būtų galim buvę finansuoti kaip sporto šakas. Tai vienas variantas. Antras variantas siūlo neįvesti krepšinę pasvalį ir finansavimą skirti rankin. Tai būtų trumpalaikis efektas, kasmetinis efektas, be didelės grįžtamosios garbės, bet rankininkai tuo atveju žaistų aukščiausios lygos, dalyvautų tarptautinės turnyrus, salėje būtų po 5-6 varžybas užsieniečių kasmet ir būtų garbės užtekę visiems. Dabar, kaip elgtis, kai yra išplėtots ir investuoti pinigai į krepšinį, kaip elgtis, jeigu pritarė Antano Bartulį, jeigu yra pinigų galim skirti, bet jeigu jų nėra, tai aš nežinau, iš kur jų gauti. Ačiū. Kas dar norėtumėte pasakyti? Gediminas Žardeskas, prašom. Nežinau, ar čia mes turėtumėm šiandien galvoti apie tai, kiek galėjom parduoti žaidėjų ir panašiai, bet konkretus reikalas dabar su rankiniu klubu. Kiek suprantu, jie taikosi, aš paprasčiau pasakysiu, į pačią aukščiausią lygą. Sportinių principų nepateko, bet tokia galimybė yra. Ir matyt, kadangi ten yra 9 komandos, 10 komanda labai tiktų. Pasvalio rankinio tradicijos didelis. Iš tiesų Pasvalys garsėja kaip rankinio komanda. Bet vėlgi
pritariu mūsų komiteto pirmininkiai, mes tikrai norėjome pasišnekėti su prašytoju. Ir aš dar kartą tiesiog jai paantrindamas sakyčiau, pirmiausiai įsiaiškikim visus klaustukus. Ir tada dar galbūt to laiko užtektų ir tada spręsim. Žinoma, atkreipiant dėmesį į tai, ar savivaldybė gali finansuoti bent 3 metams tokią sumą. Kas dar norėtumėte pasisakyti? Gediminas Andrašiūnas. Aš manau, skirti didžiulę sumą vien rankinio klubai, nors ir galbūt jie siekia labai aukštų pasiekimų ir aukščiausiose lygose dalyvauti, ar ne, būtų labai nekorektiška vien dėl to, kad, pavyzdžiui, meno kolektyvams pasiruoš dainų šventėms ar ne, ar kažkur mes neskiriam beveik nieko. Ir iš tikrųjų meno kolektyvų šio požiūriu būna dažniausiai nuskriausti. Tai va tokia nuomonė aš turiu. Ačiū. Gerbiami kolegos, apibendrinant galėtume sutarti taip, kad susitarėm su kultūros švietimo ir sporto komitetu, kad jūs šį klausimą komitete aptarsite, išsikviesdami, kaip sakėte, sporto mokyklos direktorę, pareiškėjus, ir tada tarybai pristatysite komiteto nuomonę, o tada taryba apsispręs. Dabar į tribūną vėl noriu pakviesti Dalią Petrėnienę, kad jūs atsakytumėte į pono Antano Bartulio klausimą apie tai, kur rasti pinigų, ir į kitus klausimus, jeigu bus dėl biudžeto papildymo. Rasti pinigų dėl rankininko rėmimo, tai vėl, sakykime, mes tokių laisvų pinigų, turbūt, žinant, kiek yra visokių problemų, tai turbūt sudėtinga bus rast. Ir nežinau, ar kažką tai reikės mažyti, kažkokioj srity kažkam tai taip, visų asignavimų valdytojų sąskaita čia bus tas dalykas daromas. Ir kad, sakim, 3 metam numatyti ant po 100 000, tai iš tikrųjų savivaldybė yra nemaži pinigai, žinant, kad mes ir skolas turim mažyti ir visokių kitokių problemų yra. Gerbiami kolegos, dėl sprendimo mūsų biudžeto keitimo, ar turėtumėte klausimų pranešėjai? Ponas Vilhelminas Janušonis, prašom. Dėl tų sutaupytų pašalpų visų čia noriu paklausti, pradžiai būtų taip, kodėl, sakykime, yra seniūnijos, katros sutaupė 1-2 tūkstantį, ten, sakykime, Namėšė 6, Daujėnų 12, o skiriam jam papildomai Namėšiam 51, Daujėnam 18 tūkstančių. Toliau būtų klausimas toks, kodėl Pumpenam 230 tūkstančių skirti mokyklos remontą, ar čia ta savivaldybės dalis, vykdant projektą, ar čia papildom pinigai. Ir pradžiai tie. Ačiū Jums už klausimą, bet čia ir pabaigai 2 klausimai. Taip, dabar galbūt pradės iš antro galo. Dėl 230 tūkstančių paaiškinamajam rašte yra parašyta, kad 230 tūkstančių švietimo įstaigų modernizavimo programa yra. Šituos pinigus gausim iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Ir tai jie yra skirti Pumpenų mokyklai. Čia bus kaip valstybės investicijų programa. Čia ne iš savivaldybės biudžeto ir ne iš sutaupytų lėšų. Tik iš sutaupytų lėšų skiriame 12,5 tūkstančio Pumpenų mokyklai. Bus projekto parengimas būtent šito modernizavimo. Tai vat, savivaldybės dalis būtų tokia, tik 12,5 pasirengti projektą, o 230 gaunama iš švietimo įstaigų modernizavimo programos. Ir šiais metais tos pinigus reikės įsisavinti dar. Dabar dėl sutaupytų lėšų seniūnijose. Seniūnijos sutaupytos lėšos buvo skaičiuojamos nuo 2013 metų vidurkio. Ir jeigu pasižiūrėtumėte ir tas 2 lenteles, kur yra sutaupytos lėšos sausio gegužės mėnesį seniūnijose ir išmokėta pašalpų,
Tai Daujėnų ir Namiškių seniūnijose, sakykime, išmokama pašalpų, tik tai, sakykime, yra nuo 13 iki 15 tūkstančių. Mažiausiai yra išmokama suma. Ir šitie pinigai, seniūnų prašymai buvo visi aptarti kartu su seniūnais, seniūnų pasitarime. Ir tiesiog seniūnai vieni kitų prašymam kaip ir pritarė. Nes, sakykime, nustatyti sumos tose seniūnijose, kur išmokama mažiausiai ir kur didžiausiai, tai vėlgi, sakykime, kažkokio ten procentų ir kažkokių kriterijų, tai būtų labai sudėtinga, kadangi visose seniūnijose gyvena tie žmonės ir visur reikia kažką tai padaryti. Tai buvo pritarta tokios nuomonės kartu su seniūnais, aptarti visi prašymai, kad neatsižvelgiant į sutaupytą seniūnijose lėšų kiekį, paskirstyti seniūnijom pinigus, lėšas. Kas dar norėtumėte paklausti? Antanas Bartulis, prašom. Sakykite, toje lentelėje papildomų lėšų paskirstimas asignavimo valdytojams paskutiniam puslapyje yra pastaba, kad seniūnijoms darbo užmokesčių ir sodros lėšoms skiriamos socialinių darbuotojų darbo užmokesčių padidinimui ir nuo 14 birželio 1. Kokia tai forma būtų? Ar per jų kategorijos kelimą, ar tik per vienkartinę priemoką ar priedą, nes tas padidėjimas sekantiem metam gal nebūtų visiškai logiškas. Šiemet aš sutinku, darbo jiems yra daugiau, bet įsivedus tvarką, kurios nepadarė per keletą metų, tas atlyginimo padidinimas turėtų, kaip sakyti, neturėtų būti per tiesioginį paliekamas. Čia siūloma per koeficientus. Kadangi... Taip. Ponas Gediminas Žardeckas. Toj pačioj kolegos Antano Bartulio minėtoj lenteliai, ten, kur savivaldybės administracija asignavimo valdytojas, yra toks sakinys 50 000 litų skirti lengvųjų automobilių įsigijimui, pradinė įmoka. Taip. Galima plačiau sužinoti? Taip, man atrodo, praėjusiam tarybos sprendime buvo priimtas leidimas savivaldybės administracijai įsigyti automobilius už 200, ne mažiau kaip 200 000, taip, nedaugiau, kaip 200 000. Ir kadangi šitos lėšos vasario mėnesį tvirtinant sprendimo projektą nebuvo savivaldybės administracijai skirtos, yra priimtas leidimas įsigyti automobilius, todėl 50 000 tai būtų, kad šie automobiliai bus įsigijami lizingo būdu, įsimokėtinai per kelis metus ir per 3 metus, ir būtent šitai įmokai reikės šiais metais tiek pinigų kitais metais, kadangi jau bus įsipareigojimas, jau bus tvirtinant vasario mėnesį biudžetą, jau bus šitie pinigai numatyti. Kas dar norėtumėte paklausti, kolegos? Daugiau klausti norėtų nėra. Kas norėtumėte pasisakyti svarstymų klausimų? Ponas Antanas Bartulis, prašom. Aš išgirdęs ponios Petrėnienės atsakymą visgi suabejočiau, kolegos, ar mes tikrai pusmečiai našta būtų 204 000 su sodra 64, ar tikrai būtų tikslinga socialinių darbuotojų atlyginimus pakelti ir į ateitį tokią naštą turėti, galbūt būtų tikslinga šitą sumą išmokėti per priemokas kokias, tai sakykime, o po 1 metų, kai mes matysime kokią situaciją ir visą kitą, tada vienaip ar kitaip galėtumėm grįžti, ar tikrai galėtumėm kelti ir į ateitį, ar tai būtų tik vienkartinis paskatinimas, nes tai yra, jeigu taptų įprastinė praktika, man atrodo, kad tai jau didelė našta būtų mums. Gerai. Ar mes tikrai norim didinti į ateitį šitiem atlyginimus darbuotojus per kategorijas? Kas dar norėtumėte pasisakyti? Ponas Matalas, prašom. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į lentelę, kurios numeris yra asignavimų valdytojų lėšų paskirstimas. Ir
20 punkte Lopšelio darželio Žilvičių skiriama 100 000 autobusų įsigymui, tačiau mes prieš tai tvirtinom sprendimą, kur buvo skirta 120 beros, ar aš net 110 be PVM. Kaip tie klausimai koreliuoja tarpusavį? Kas dar norėtumėte pasisakyti? Nematau daugiau norinčių. Dabar baigiamajam žodžiui, prašom. Į visas pastabas. Ir apie socialinius darbuotojus jūs tik tai pasakykit, kad tie, kurie gavom iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kur koeficientai jiems yra seniai padidinti ir seniūnijose yra skirtingi atlyginimai. Seniūnijose dirba dviejų rūšių socialiniai darbuotojai. Tai tie, kurie dirba su socialinės rizikos šeimom, tie gauna deleguotas lėšas, gauname juos iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šitiem yra mokami priedai, kadangi tai nustato socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o socialiniai darbuotojai, kuriuos mes finansuojame iš savivaldybės biudžeto, jų netgi koeficientai yra mažesni ir jie iki šiol jokių priedų negavo, nors ir priemokų, nors iš tikrųjų atlieka labai šiuo metu tikrai didelį darbą, dirbant su, kad mes sutaupytume lėšas, kurias išmokam pašalpų formą. Todėl buvo pasiūlyta didinti jų koeficientus. Ir šitų pinigų metam vienai seniūnijai reiktų 4200. Tai būtų vienai seniūnijai metam, paskaičiuojant, kad turim 12 seniūnijų. 11 seniūnijų, tai būtų apie 20 000. 20 pusmečiui, taip, pusmečiui, apie 50 000. Tai galim iš tikrųjų, jeigu jūs nutarsit, kad darom per priemokas, tai kol kas galim daryti per priemokas. Protokoliškai galim parašyti. Klausykit, gerbėjim kolegos, gal mums nereikia čia ir protokoliškai rašyti, paprasčiausiai administracija žinos tarybos, mes skiriam asignavimus darbo užmokesčių fondai, o tai gali būti ir koeficientas, ir priedas. Administracijos direktorius rašydamas įsakymus, nes jis nustato atlyginimus. Manau, kad jis atsižvelgs į mūsų nuomonę ir galbūt iš tikrųjų iki naujų metų reikia pasižiūrėti, kad tai būtų šitas reikalas per priemokas ar priedus. Jūs pasižiūrėkite. Dabar antras klausimas. Dėl Žilvičio darželio kol kas nėra įvykdyti pirkimai. Buvo kalbėta su direktorium, maždaug tai, kaip pasakyti, kad nebūtų per daug skiriama ir paskui, sakykime, neliktų tų pinigų, tai buvo taip priimta toks sprendimas, kad dabar šiuo momentu 100 000. O 10 000, jeigu jisai nesutaupys, sakykime, savo asignavimų, galbūt mes grįšime svarstant rugsėjo mėnesį pakeitimą. Nes jisai gali nusipirkti pigiau, nebūtinai 110. Kad jisai nebrangesnį mes patvirtinom. Ne konkrečiai, nebrangesnį. Iki. Kadangi dabar vyksta apklausos ir gali jisai nusipirkti ir iš kitokią. Gerbėjim kolegos, daugiau klausimų turėtumėte? Ar galime balsuoti dėl šio sprendimo? Tai kaip ir sutarėm, dėl kultūros įstaigų vadovų mes jau nusprendėme, dėl socialinių darbuotojų administracijos direktorius girdėjau, kad tai kalbėti apie priedus ir priemokas rekomendaciją, o dėl rankininkų sporto klubo švietimo kultūros ir sporto komitetas nuspręs, kada jie turės savo posėdį ir ten sukviesime visus suinteresuotus asmenys. Siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 19 dienos sprendimo numeris T1/2 dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Prašau balsuoti. Penkiolikai balsavus už, vienam prieš, 4 susilaikius, vienam balsavime nedalyvaus, sprendimas priimtas. Gerbiami kolegos, prieš skelbdamas pertrauką noriu paprašyti Viktorijos Kripaitinį susitikti su Jūratė Jovaišin ir išsiaiškinti, kodėl laiškas išsiaiškinti.
atsiuntė dabar mums strateginį, buvo klaida mano pavardė, aš to tikrai negavau. Tai va, komiteto gerbiamas pirmininkas, jisai negražiai, Ne, pirmininkas gražiai paprasčiausiai nežinojo, kad jūsų pavardės yra skirtingos, vadinasi, siunčiame diskusiją. Aišku. Gerai, gerbimi kolegos. Tai prie šio klausimo svarstymo mes grįšime po pietų pertraukos. Dabar skelbiama pietų pertrauka iki 12:35 minutės. Skanaus. Gerbiami tarybos nariai, 12:35 minutės, pratęsime tarybos posėdžio darbą. Atsiprašė ir tarybos posėdėje nedalyvaus Vladas Linkevičius, Rimas Želvys atrodo vėluos, Giedrius Sumantas atsiprašė, kad nebus, Jurgita Vaitekūnienė. Na, bet vis tiek, vienas kitas dar liko, mūsų kvorumas yra, svarstyti klausimus galime. Ir gerbiami kolegos, sugrįšime prie antrojo darbotvarkės klausimo dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Aišku, reikia turbūt atsiprašyti dar kartą Jūratės Jovaišinės, kad būtent jos elektroninio pašto adresas buvo įvestas neteisingai. Bet tikėkime, na, kaip visi žmonės, visi klystame ir tikėkime, kad ateityje tokių problemų nebus. Ar galėtume dėl šio klausimo balsuoti? Ar norėtų kas nors pasisakyti svarstamų klausimų? Gerai, pasisakyti norinčių nematau. Gerbiami kolegos, tada siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Prašau balsuoti. Už balsavus 11, susilaikius 5, vienam balsavime nedalyvaus, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės, ačiū dalyvausiam tarybos posėdė, kitas darbotvarkės klausimas dėl 2014 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo. Kviečiu Dalią Petrinę į tribūną. Prašom. Teikiu svarstyti sprendimo projektą dėl 2014 metų nuomos mokesčių už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo. Siūlau patvirtinti sprendimo projektą. Tarifai palikti kaip ir praėjusiais metais, niekas kaip ir nesikeitė. Gerbiami kolegos, gal norėtumėte paklausti? Vilhelminas Janušonis, prašom. Turi vieno klausimo ir du pasiūlymus. Kaip yra su skolininkas už 13-12 metų ir ankstesnis metų, nes kiek žinau yra
yra nemažai ir gail to pripažinti, bet ir vadinamų ūkininkų. Aš juos vadinamas, nes yra skolingi. Tai kaip seka su jais skolas išieškoti. Toliau siūlyt čia, jeigu galim siūlyt, gal jūs irgi pakomentuosit. Tretį punktą siūlau išbraukti ir vietoje kaip nors suformuluoti, jeigu tie 5 litrai yra pigiau negu išsiųsti laišku, tai gal galim kas 2 metus siūsti vieno laiško. Gal galim šitaip, sakykime, šito reikalų išspręsti, nes tas atleidims yra nelabai geras ir lygiai taip pat dėl garažų bendrijų. Aš siūlau garažų bendrijus išbraukti iš atleidžiamų sąrašą. Ačiū. Dabar dėl skolų. Skolų iš reikalavimų padengimui mums talkina juridinis ir personalo skyrius, yra atiduota į teismą, bet to dabar yra ir su žmonėm, kurie gauna socialinės pašalpas, jeigu jie yra nesusimokėję, tai yra sudaromi jiem nemokamos socialinės pašalpos, sudaromi yra grafikai, aišku, iš karto didelės sumos grąžinti jie visos galbūt negali, koks yra įsiskolinimas, bet bendraujam su socialinės paramos ir sveikatos skyriumi ir šitas labai ženkliai juda į priekį. Taip pat ta skola, jeigu, sakykime, praėjusiais metais mes patvirtinom žemės ūkio paskirties žemė 4%, tai tų skolininkų realiai nedaugėja, o ta skola išlieka todėl, kad padidėjo pats žemės nuomos mokestis šitiem žmonėm. Aišku, yra ir skolininkų, ūkininkų, dėja, aš nežinau, ar būtų etiška čia dabar juos įvardint, kurių yra 10 000 skolos. Tai galbūt vienas toks ūkininkas yra, ar jis ne ūkininkas, tikrai nežinau, bet tai yra didelė skola. Tai kiek žinau, dokumentai taip pat yra, buvom pasirašę keletą susitarimų su šituo žmogum, bet susitarimai yra nevykdomi. Ir dabar, nežinau, Jurgita čia sako, yra rengiami dokumentai į teismą. Tai būtų toks ženklus skolininkas. Taip pat yra bankrutavusios įmonės, vėlgi, sakykime, negalim tų skolų nurašyti, kol procesas galutinai ten nesibaigia, bet yra šie visi bankroto administratoriami teikti dokumentai. O šiaip ta pati skola skolininkų nedaugėja, jų ženkliai mažėja. Dabar dėl 5 litų. Tie 5 litai yra įrašyti žemės mokesčių įstatymė, kad 5 litai tai yra, ta prievolė yra nuimama nuo šitų žmonių. Nežinau, čia vėlgi, sakykime, galime mes ir apsispręs, bet, sakykime, į negautas pajamas iki 5 litų mums nesiskaičiuoja. Sakykime, šitos sumos, kadangi tai numato įstatymas, iki 5 litų nesiskaito mūsų kaip negautos pajamos. O dėl garažų bendrijų, vėlgi tarybos teisė apsispręsti. Garažų bendrijos turi 6,8 hektaro žemės garažų bendrijom yra, o šiai dienai yra jų skola 7,860 nesumokėta, bet ten jau labai iš senų metų. Ir išsireikalaut praktiškai kaip ir, nežinau, juridinis skyrius irgi pakomentuotų, tai nėra galimybės, nes jų jau tokio kaip juridinio vieneto nebėra, nebeegzistuoja jie. Kas dar norėtumėte paklausti? Vilkelminas Janušonis. Antras klausimas. Antro klausimo 3 dalis. Taip. Ne, antras klausimas. 2 pasiūlymai buvo. Aš norėjau paklausti, su tai skolininkas dirbama žemės, ar nutrauktos sutartys yra, jie nemok, susirašę susitarims, nemok, ar nutrauktos žemės nuomos sutartys. Jeigu nenutrauktos, tai rekomenduoju nutraukti ir išnuomoti tiem, kurie gali ir nori susimokėti mokesčius. Ačiū. Sutartį sudaro nacionalinė žemės ūkio tarnyba. Mes žemės ūkio nacionaliniai tarnybai perduodam duomenis ir turbūt prašymus nutraukti, bet iš tikrųjų nežinau, ar tai yra nutraukiamos. Ne su visais tikrai. Bet mes viską perduodam nacionaliniai žemės ūkio tarnybai. Bendraujam ir su jais, bet tas bendravimas su jais yra šiek tiek sudėtingas.
jie nesuinteresuot kažkodėl nutraukti ant kažko ten ir ieškoti. Taip. Gerai, gerbėjim kolegos, klausim daugiau pranešėjai turėtumėte? Dar vieną galima. Antanas Bartulis, prašom. Kolega Vilhelminas priminė praeitų metų mūsų diskusiją apie garažų bendrijas ir ten buvo įvardinta pernai situacija, kad jos, kaip ir jūs bandėt minėti, nesusitvarkė to žemės, nėra kaip juridinis asmuo, bet garažai yra, žmonės tą žemę naudojasi ir visa kita. Tai čia vėl, jeigu metai iš metų mes taip bejėgiškai vis juos netvarkom tos situacijos, gal visgi reikėtų prie šitą gal irgi pareigojimą arba administraciją surinkti visą informaciją, su kuriomis garažų bendrijomis būtų galima sutvarkyti, kurios registruotos ir gauti tos mokesčius, o kurios jau išregistruotos arba nėra. Tai nėra. Kiek čia dirbama su tom garažų bendrijom, kad būtų galima rasti tą juridinį asmenį ir jį apmokestinti. Nes Pasvalio mieste mes garažų matome, jų daug yra. Tai Kęstutis ar direktorius, nes iš tikrųjų buvo pareigota teritorijų ir planavimo skyriui. Galbūt yra Kęstutis Klevečka ir šitą klausimą. Gerai, poniai Petriniai, daugiau klausimų turėtumėte? Gerai, dėkui Jums, Kęstutis Klevečka į tribūną. Aš tik pasakysiu, kad mes praėjusiais metais priimdami sprendimą buvome parašę įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių organizuoti žemės sklypų garažų bendrijoms ir daugiabučiams namams suformavimą arba spręsti bešeimininkio turto įteisinimų kaip savivaldybės turto klausimą. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Apie bendrijas garažų, kadangi garažas statydavosi kaip, būdavo skiriama žemė, skirdavo miesto taryba ir yra kiek, vykdomasis ten, ir kiek žemės yra, tie daviniai yra. Be to mes 2004 metais padarėm tokią, pavadinimas ir patvirtintą administracijos direktoriaus įsakymų visų daugiabučių, bet kaip prižiūrimas teritorijos garažų, yra visi plotai, yra schemos, kur nustatyti plotai, prie kiekvieno garažo yra tokie dalykai. O dėl bendrijų yra, kur įsiregistravo oficialiai, yra pagrindė tos, kurios buvo suinteresuotos. O suinteresuotos buvo ką? Laisvos vietos yra, kažkas turėjo pastatyti garažą. Tai jis finansuodavo už tą visą bendriją ir pasidarydavo tą nuomos sutartį sudarydavo. Kitų privers bandėm buvo ir kviesta į miesto seniūniją, kad garažų buvo susirinkimai, kad žmonės organizuotų, bet nieks nieko nepadarė, o privers to mechanizmo nėra. Čia dar buvo kitas, gal ne apie garažus, apie daugiabučius irgi buvo toks dalykas. Daugiabučių, kaip sakiau, yra toks teritorijos yra priskirtos, bet jos juridiškai jos, kaip neteisiškos. Mes bandėm dabar, kad savivaldybė, sako, gal užsakytume savivaldybė, padarytų tiesiog per prievartą planus. Ir pabandėm pasiūlymą, gavom tik tai daugiabučių Pasvalio miesto. Tai yra pasiūlymas iš Adalianos, kiek kainuotų tai. Tai kainuotų 190 800. Jeigu daugiabučių paruoš planus, kadangi yra formavimo projektas, paskui kadastriniai matavimai, registravimas, kadangi oficialiai nuomą gavim, kai yra sudaroma sutartis su nacionalinė tarnyba. Nuomos tada jau oficialiai gavim, taip per prievartą tokio nėra. Ta tema dirbam, bet rezultatų. O taip plotus galim, jeigu taryba priimtų sprendimą, mes galim pateikti plotus į kiekvieno garažų, kadangi įskyrimas buvo prašiausiai, yra skyrimas, kiek yra, tai galim mokestinti tik tai tiek dalykų, kad bendrijos nesukurtos ir pagauti žmonių nesurinka, nėra kaip surinkti. Vilhelminas Janušonis norėjo paklausti. Kokia patirtis yra kitos savivaldybės, sakykime, Panevėžis, Pakruojis, Radviliškis, Kupiškis ar panašiai? Apie garažus ar daugiabučius? Garažus aš nežinau, ant kiek yra, kadangi, sakau, visi daviniai pas mus yra, visų bendrijų bent daviniai yra. Tik, kad nesurinka pinigų, kadangi žmonės ten keičiasi, kaip yra garažas pasistatė, kažkam skyrė, kitas pardavė, vėl nepardė neoficialiai. Tas pardavimas, kaip tikim, neoficialiai. Štai kažkas keitėsi žmonės, o surinkti paprasčiausiai nesurinka iš žmonių neina. O davinius mes visus turim. Klausiu, patirtis kitos savivaldybės domėtis, kaip jie išsprendė yra šitos klausimus.
Kūpiškis, Pakruojis, kaip išsprendės, Panevėžis pagaliau ar Birža, garažų šito problemo. Ar jie išsprendė, ar jie užsimerkė ir nesprendė? Nu, negaliu atsakyti šito dalyko, kadangi mes žemės mokesčius nerenkam, o yra dėl tų formavimų, kaip yra, galėsim pasidomėti tuos. Bet sakau, o daugia būčių dalykų, tai pakol kas, matau, būtume, jeigu pasvalys priimtų, tai būtume pirmi tokie. Prašom dabar, aš nežinau, mane rodo, kad Antanas Bartulis. O Vilkėdinas Janšonis turėtų mikrofoną išjungti. Prašom. Tai jeigu subjektas kaip garažų bendryje neįmanoma iš jo paimti pinigus, tai gal reikia nusileisti fizinio asmens lygį, nes kaip jūs pats neneigėte, nekilnojamas turtas juda, cirkuliacija juda tų garažų, o žemė po jo, kaip sakyti, neapmokestinta, tai yra jo individualiai naudojama ploto dalis ir aišku ir bendro naudojimo dalis tos bendrijos įvažiavimas į garažą ir taip toliau. Ar nebandė tą lygį nuleisti fizinio asmens lygį? Tos problemos sprendimą. Čia ir gal ne man klausimas, kadangi mes mokesčių tik dėl planų buvo, o tokio aš nuleidimo gal nebuvo, kadangi jeigu nuleisim į tą lygį, tai išeis tokia suma, kur bus neapmokestinima, bus atleidžiama nuo mokesčio. Tas pats, kai buvo su kioskais, yra kur toks mokestis, kur iki tiek, kadangi kvitas daugiau kainuos, negu surinksi mokesčio. Gerbėjim kolegos, šitoje vietoje, žinokit, iš tikrųjų yra situacija. Mes turime apsispręsti. Aišku, mes galim tą 4.1 punktą garažų bendrės išbraukti ir tagu administracija kapstosi toliau, bandydama surasti teisybę. Patirtį turėjau aš pats iš savo garažą, norėdamas parduoti, ir garažų bendrijos yra viena problema. Nėra tokio juridinio asmens. Nes per visą miestą iš visų buvusių tų pirminių garažų bendrijų, kurios būtų registrė juridinių asmenų įsiregistravę, yra, nežinau, 2-3. Tos, kurioms rūpėjau, kurios sustvarkė. Kaip sakė, kad norėjau kažkas statyti, tai sustvarkė, aš net nežinau. Ir tos, ko gero, mokesčius netgi ir mokėtų ir neatleistos, su jais viskas aišku būtų. O kai reikėjo man garažą parduoti ir aš pažadėjau, kad sutvarkysiu dokumentus iki galo, pasirodo, neišlikę netgi skirimo dokumentai, tik tai archyve buvo rasta pavardė. Per teismą šitas reikalas man užtruko 1,5 metų. Įsprendžiau aš jį. Bet daėjom iki to, kad teisme buvo byla ir pagal įgyjamąją senatį pripažino nuosavybę, bet pripažino ne garažų bendrijai, o pripažino asmeniui man. Tai dabar ten garažų bendrijos ten per amžius nieks neras, nes aš jau perdaviau kitam oficialiai asmeniui, užregistruotą notarų biure, tačiau žemės sklypo ten nėra, ten aš pardaviau garažą. O žemės sklypo klausimas taip ir paliko kabutę. Bet tai ten turėjo notaro sutikimą gauti, kas davė žemės sutikimą valstybė? Greičiausiai valstybė. Teismo sprendimas yra, teismo sprendimo pagrindu buvo įregistruota. Tai žemė tai yra, plotas tai buvo, kad kadangi sprendimas radome, kad skirta tokiai bendrijai toks plotas. Tai daugiau klausimų Kęstučiui Klevečkai turėtumėte? Gerai, dėkui, jūs dabar prisėskite, nes jūs dar galim ko nors klausti. Tai gerbėjim kolegos, Vilkėdinas Janšonis turėjo 2 pasiūlymus. Vienas jo pasiūlymas buvo išbraukti 3. punktą, tačiau finansų skyriaus vedėja paaiškino, kad tai yra įstatymė numatyta tokia galimybė ir dėl 5 litų šitas daiktas, ko gero, savivaldybei kainuotų brangiau, nes tai yra valstybinės žemės nuomos mokestis, kurį renka ir administruoja savivaldybės. Duosiu jums žodį, duosiu. Savivaldybės administracija ir klausimas, ar žmogui normaliam, ten, kaip normaliam, nenormaliam, tam, kuris turi 5 litų sumokėti ir kuriam reikės bankė, jeigu jis nesinaudoja elektroninė bankininkystė, dar 8 litų sumokėti kvito mokestį, ar tai bus iš tikrųjų socialiai teisinga. Tai čia yra labai didelis klausimas, plus dar visos pašto išlaidos. Tai yra vienas dalykas. O dėl garažų bendrijų, matėms, mums reikia apsispręsti balsavimo. Vilkėdinas Janšonis, prašom. Aš tik, kad lengviau būtų balsuoti, norėčiau paklausti, kiek iš tarybos narių turi garažų šitos bendrijos, kooperatyvą, ar ten tuščioj vietoj, kaip ten dabar reiktų vadinti, tuščioj vietoj garažas turi. Tai kiek įdomu būtų, kiek tarybos narių turi garažą. Ačiū. Gerai, gerbiami kolegos, tai dabar, kiek suprantu, Vilkėdinas Janšonis dėl 3. punkto išbraukimo nesiūlo balsuoti. Tai buvo tik tai jo pamastymas. Aš kalbu apie 3. punktą, kur kalbu apie 5 litus. Dėl garažų bendrijos, supratau, jūs neatsiėmėte, dėl to balsuojama bus.
Dar tada delspinigiai. Tada žmogui, jeigu mes jo tinkamai laiku neinformuosim, jam skaičiuosis delspinigiai, jau tada bus savivaldybė kalta. Gerai, gerbiami kolegos. Gerai, Vilkelminas Janušonis už savitarpio supratimą, kalbėkim taip. Gerai, gerbiami kolegos. O dabar dėl 4.1 punkto buvo pasiūlymas jį išbraukti. Kas turėtumėt kokiu nuomonių ar pasakyti šio klausimu norėtumėte? Prašom. Kada statėm iš tikrųjų garažą, buvo sukurtas kooperatyvas ir paskirta žemė. Dabar situacija pasikeitus yra. Ir to kooperatyvo mūsų nebėra. Aš turiu garažą, va kaip ir meras minėjo. Ir aš, jeigu jį parduodamas, turbūt reiktų forminti visą ir teismą pasiekti ir taip toliau. Ir daugiau taip yra. Ir jeigu viena kita bendryja, tai tada, aš manyčiau, už savivaldybės pinigus reikia apmatuoti tą žemę, pasižiūrėti, kiek priskirta tiems kooperatyvams ir tada reikalauti iš savininko, kad užmokėtų už tą žemę. O dabar nežinia, už kiek mokėti. Kiek nuo garažo metras ar 2 metrai priklauso bendras įvažiavimas, kiek jam priklauso tam individualiam garažo savininkui. Nežinia. Dėl to ir tada, jeigu paskaičiuotume, kiek kainuotų visas šitas įforminimas ir kiek surinktume iš nuomos, tai balansas būtų neigiamas garantuoti. Vilkelminas Janušonis, prašau. Nesvarbu, padiskutuokim. Kolegos, jeigu stov garažas ant valdiškų žemės, žmogus gauna naudą ar ne? Naudą gauna? Gauna. Taip? Naudot, nes ir ją pastas, kuris laika daiks, jūs palaukit. Palaukit, pona, palaukit. Tai va, jis gauna naudų kažkokio, nes jeigu negautų naudos, jis gali savo mašino, ugiens, daiks, gražs, viso ko, aulins, kalioš, laikyti gatvę, ant šalygatvę, prie namą. Ūkininkas, jeigu numoja valdiškų žemė, jam pasako 2 hektarą. Jeigu ūkininkui atrodo, kad tai nėra 2 hektarų, apsimatuok pats už savo pinigus, pasitikslik ploto, tada eik ginčykis su žemės tarnyba ir taip toliau. Savo lišom, jeigu nesutinki, arba nenumok, arba persimatuok, kad būtų tiksliai. Lygiai taip pat čia turėtų būti. Kodėl čia jau turi už valdiškus pinigus padaryti ir paskui išsireikalauti. Nu palauk, tai tegu susitvarka, buldozeris yra nugriautas garažas. Kas dar norėtumėte pasakyti svarstamų klausimų? Panas Antanas Bartulis, prašau. Gal kolegos vis tiek išgirdėmės atsakymą apie mūsų praeitų metų tarybos pavedimą administraciją, vis tiek tenka konstatuoti, kad per metus nepadarytas darbas, artėjant prie tam tikros tvarkos ir prie tam tikrų sprendinių radimo. Tai siūlyčiau tą punktą įkelti atgal į šių metų tarybos sprendimą ir visgi tegu administracija ieško ir randa tam tikrus sprendimo būdus, nes aš palaikyčiau kolegą Vilhelminą, nes vieni naudojasi ir nemoka, o jau čia pasidaro kažkokie tai privilegijuoti, vieni Pasaulio rajone privilegijuoti, o kiti neprivilegijuoti. Tai aš manyčiau, kad tą punktą, kurį jūs merė pacitavote, reikėtų įkelti šių metų sprendimą ir tegu procesas vyksta. Kas dar norėtumėte pasisakyti? Gerai. Gerbiami kolegos, tai dabar apibendrinant diskusiją galima turbūt tai būtų pasakyti, kad pirmiausia mums reikėtų balsavimo apsispręsti, ar nulinis tarifas 2014 metais yra taikomas garažų bendrijoms. Tai yra vienas dalykas. Ir antras dalykas, sprendimą papildyti panašios formuluotės punktų, kai buvo praėjusiais metais, kad įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių, organizuoti žemės sklypų garažų bendrijoms ir daugiabučiams namams suformavimą arba spręsti be šeimininkio įteisinimo kaip savivaldybės turto klausimą ir nurodyti datą iki kada. Nu, žiūrėti, kaip tai judės toliau. Tai iki kokių 15 metų pabaiga gali būti.
Gerai, 2015 metų, kokį siūlote mėnesį? Liepos 1, truputį gal vėliau, gal dar rašykim kokią nors gegužės 1, nes šiaip ar taip, tai kad mes dabar žiūrėkit, birželio mėnuo, svarstume žemės mokesčio klausimą, mes kitą metą lygiai su to pačiu klausimu, birželio mėnesį vėl susidursim. Tai reiškia, kažkokie judesiai turi būti padaryti būtent iki to. Tai gegužės 1 būtų pakankamai logiška diena. Tinka toks variantas? Gerai. Jūs, Dovilė, matysite šitos iš praėjusių metų sprendimo perrašyti. Gerai, tai dėl sprendimo papildymo tai bus 8 punktas. Ir, gerbiami kolegos, dabar mums reikia apsispręsti dėl 4.1 punkto. Siūlysiu balsuoti. Ir susitarėm taip, kad tie, kurie balsuoja taip, tai reiškia, yra taip kaip projekte, kad garažų bendrėje liktų, kas balsuoja ne, tai reiškia, yra už tai, kad tą punktą išbraukti. Ar aišku balsavimas? Prašom, Vilhelminas Janušonis. Jūsų pasiūlymą visi išgirdo. Ačiū. Garažo ir aš turiu prie namų. Gerai, vieni kitiems pastabas pasakym, nes juridiškai čia iš tikrųjų gaunasi toks variantas, kad juridiškai garažą turi, bet su garažu juridinio ryšio neturi. Vakame visą didžiausia bėda yra. Šitoj vietoj, čia žinokit, yra taip įdomiai padaryta, kad... Bet su šito mes jau, kas esam susidūrę, tie žinome tą. Gerai, gerbim kolegos, ar aišku, dabar balsavim galėsim apsispręsti. Kas pasisakys taip, tai reiškia, bus už tai, kad liktų šitas punktas, o kas ne, tai reiškia šitas punktas, kad būtų išbrauktas. Aišku? Visiems aišku. Gerbim kolegos, skelbiamas balsavimas. Prašom balsuoti. Už balsavo 11, prieš 2, 3 susilaikė, 1 balsavime nedalyvavo, taip kad taryboje yra 11 turinčių garažus, kaip tarybos narys sakė, ir sprendimas yra priimtas. Gerbiami kolegos, reiškia, sprendime 4.1 punktas lieka. Dabar pastabų dėl viso sprendimo, ar turėtumėte? Sutarėm taip, kad jisai yra papildomas 8 punktų, kaip minėjome, iki gegužės 1 įpareigojimas administracijai. Daugiau pastabų dėl sprendimo turėtumėte? Vilhelminas Janušonis, prašom. Aš vis tik siūlyčiau protokoliškai rašyti rekomendaciją žemės tarnybai, kad nutraukti nuo 15 nuomos sutartį su tais žemės naudotojais, kurie piktybiškai nemok žemės mokesčių ir turi didžiulius įsiskolinimus. Nacionalinė žemė tarnyba, jo. Nes šit nieks niekad taip ir nedarės, o jeigu reiktų ir pakviesti sekant posėdį, kad po to situaciją kiek nors nušviestų. Gerbėjim kolegos, o gal galėtume šitą punktą maždaug formuluoti taip, kad įpareigoti savivaldybės administraciją, kreiptis į nacionalinę žemės tvarkymo tarnybą, inicijuojant sutarčių su skolininkais nutraukimą. Toks, tiktų, jūs, Dovilė, spėjote vis rašyti ar pakartoti? Aš nekartoti, gerai, ačiū. Nes neatsimenu, ką pasakiau. Gerai, gerbėjim kolegos, tai protokoliškai dėl to nieks neprieštaraujate? Tvarkoj. O, prašom, ponas Antanas Bartulis. Dėl to 8 punkto, dėl kurio pritarėt mano siūlymui, ten merė jūs įrašėt, siūlėte gegužės 1, bet ir nurodėte administracijos direktorių asmeniškai, bet jo kadencija baigsis anksčiau, man atrodo. Gerbiamas kolega, asmeniškai aš nurodžiau, jeigu priimsim sprendimą, mes nurodysim pareigybę. Ir ta pareigybė, ar jinai, asmuo šitas bus ar kitas, bet mes neužrašom pavardės. Mes užrašym administracijos direktorių be pavardės. Taip, tamsa. Aš atsiprašau, gal neaiškiai pasakiau, bet ir praeitą kartą sprendime nebuvo pavardė paminėta. Sutarim, kad tai yra pareigybė įpareigojimas.
Ar daugiau pastabų turėtumėte, kolegos, dėl sprendimo? Galime balsuoti? Gerai, tada siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl 2014 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo. Prašau balsuoti. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 metų gegužės 26 dienos sprendimo numeris T1-127 dėl prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešuose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Kęstutis Klevečka tribūnoje, prašom. Buvo gautas prašymas Pasvalio piliečio, kad norėtų pasistatyti tokią paslaugą kaip batutą, kad pagyvintų vaikų gyvenimą. Ir tada buvo atsižvelgta ir jo buvo prašymas, kad kažkur būtų prie sporto komplekso ir kaip tik ta vieta tokia laisva yra, kur valstybinė žemė ir buvo kažkada suformuotas per detalų planą sklypas viešbučio statybai. Ir kaip tik tokia laisva vieta kažkada bus gal aikštelis, bet dabar ji nenaudojama. Ir skaitau, kad kadangi tokią paslaugą vykti, reikia priimti sprendimą dar vieną vietą. Čia kaip ne prekybos, o čia paslauga bus. Ir konkrečiai batutas. Gerbiami kolegos, gal norėtumėte paklausti? Prašom, Vismantas Matulas, po to Vilkelminas Janušonis. Noriu paklausti, atsiprašau, Gediminas Žardeckas pirmiausia. Nesvarbu, dabar visus išjungėme ir padėjome. Gediminas Žardeckas. Gal aš ne visai aiškiai supratau. Tai ten yra suformuota, planas buvo paruoštas viešbučiui ir dabar toje vietoje atsiras šita paslauga, taip? Ar šalia? Šalia. Šalia, taip. Aišku, ačiū. Gal tik tai Kęstutis turėtų paaiškinti, kad viešbutis buvo maždaug vienoje linijoje kaip sporto mokykla ir Agės, o priekiai... O čia prie gatvės, ar ne čia arčiau? Noriu paklausti, jūs įvardinot, kad bus nuomojama įmonei asmenį, kuris užsims pramogų verslų tam tikrų. Ar tai bus viešo konkurso būdu nuomojamas žemės sklypas, ar jau yra suderintas su minėto asmeniu? Kadangi čia pagal asmens prašymą buvo suformuota, o čia bus žemė nenuomojama, kadangi nuomoja nacionalinė tarnyba, o čia prašiausia už tą paslaugą, kaip ir už prekybos, yra įkainiai nustatyti tarybos ir bus mokami taip. Čia nebus jokio konkurso, nieko vadinasi kažkas. Pakol kas vienintelis ir yra. Ar yra garantijos, kad neišdegs kioskai, neatsiras Europos parduotuvė, europinė parduotuvė, aš vadinu Europo padėvėts rūbs ir panašus dalykai, kurie tikrai nepuoš miestą. Ir antras klausimas, kaip bus sprendžiam gamtinių reikalų klausimą, nes bus lankytojų, bus visą ką ir taip toliau. Ačiū. Čia šitą atsiras ne kioskas, ne parduotuvė grinė atsiras, kadangi žemė bus nenuomojama, prašiausia vykdoma paslauga, už ką savivaldybė gaus pinigus. O dėl tų tai gal biotualetai, kadangi jau čia yra to pačio verslininko dalykas. Kas dar norėtumėte paklausti? Nematau daugiau norinčių klausti. Dėkui Jums. Kas norėtumėte pasisakyti svarstomų klausimų? Nematau norinčių kalbėti. Pastabų dėl sprendimo turėtumėte? Siūlysiu tada balsuoti. Svarstomas klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 dienos sprendimo numeris T1-127 pakeitimo. Prašau balsuoti, kolegos. Penkiolikai balsavus už, vienam susilaikius, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas, 16.
dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 dienos sprendimo numeris T177 dėl aplinkos tvarkymo konkurso vertinimo komisijos sudarimo pakeitimo. Į tribūną kviečiu Joaną Grincevičienę, prašom. Labą dieną. Teikiu sprendimo projekto dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 11 metų birželio 27 dienos sprendimo dėl aplinkos tvarkymo konkurso vertinimo komisijos sudarimo pakeitimo. Šio sprendimo projektu keičiama aplinkos tvarkymo konkurso vertinimo komisijos sudėtis. Įtraukiama yra Nerutė Čiukšienė. Gal norėtumėte paklausti? Taip. Nematau norinčių klausti. Dėkui Jums. Gal norėtumėt pasisakyti svarstumų klausimų? Nematau norinčių kalbėti. Tada Jūs atkreipėte dėmesį, kad kolegijoje buvo nuspręsta antrą punktą išbraukti, nes įsigaliojo sprendimas nuo jo priėmimo. Ir tada nurodyti nereikia. Siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 dienos sprendimo numeris T177 pakeitimo. Prašau balsuoti. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 dienos sprendimo numeris 72 dėl rezistentų ir kitų asmenų nužudytų okupacinių režimų metu palaikų perkelimo komisijos sudarimo pripažinimo netekusių galios. Algimantas Balčiūnaitis, tribūnai. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Teikiu sprendimo projektą dėl savivaldybės tarybos sprendimo, kuris neteko prasmės pripažinimų netekusių galios, kadangi administracijos direktorius patvirtino naują komisiją, o ta buvusi komisija iš esmės pasikeitė, todėl tarybos sprendimas yra naikinamas. Ačiū. Gal norėtumėte paklausti? Aišku, mes visi supratome, kad komisijos sudarimas dabar yra administracijos direktoriaus kompetencija. Gerai, kadangi daugiau klausimų nėra norinčių, dėkui Jums. Gal pasisakyti norėtumėte kas nors? Gerai, kolegos, tada siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 dienos sprendimo numeris 72 pripažinimo netekusių galios. Prašau balsuoti. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas vienbalsiai. Kitas darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 dienos sprendimo numeris T186 dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo pakeitimo. Į tribūną eina Jurgita Karčiauskienė, kuris sakė, kad jai labai patinka tokius sprendimus ruošti, kadangi ir paskutiniu metu dar papildė papildymą. Taip, labai smagu. Pirmiausia, laba diena, gerbiami tarybos nariai, merė, dalyvaujantis kiti asmenys. Pirmiausia, pristatydama šitą klausimą, norėčiau padėkoti visiems savivaldybės tarybos nariam už jų rodomas iniciatyvas, teikiamus pasiūlymus, kurie yra pagristi, konkretus ir aiškus. Dėl šios priežasties, pirmiausia, norėčiau Jūs atsiprašyti, kad Jūs ekrane matote šį savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kurį aš pristatau. Pirmą punktą iš dviejų dalių, tai yra iš 1.1 ir 1.2. Paskutinis pasiūlymas, kaip jau už ką ir padėkojau, buvo gauta šiandien 10 valandą ir atsižvelgiant į jį. Šios savivaldybės tarybos sprendimo projektas, pirmoji dalis susideda iš 3 papunkčių. Aš jau galima paaiškinsiu išsamiau. Šis savivaldybės tarybos sprendimo projektas atsirado dėl vietos savivaldos įstatymų pakeitimo, būtent 11, 13 ir 14 straipsnių. Dėl reglamento 59 ir 103 punkto pakeitimų pagristumo ir turinio buvo paaiškinta aiškinamajame rašte, todėl nebepasikartosiu. Tačiau, kaip jau ir minėjau, šio sprendimo pirmoji dalis susideda iš 3 papunkčių, o būtent papildomas nauju, tai keičiamas ir reglamento 6 punktas. Šiuo metu galiojančiame savivaldybės tarybos veiklos reglamente, būtent 6 punkte, buvo nurodyta, kad per 2 mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas savivaldybės meras, paskirtas mero pavaduotojas ir administracijos direktorius, taip pat sudaryta kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja nauja
vietos savivaldos 11 straipsnio 6 dalies redakcija, kurioje jau nurodyta, kad per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas ne tik savivaldybės meras, mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, taip pat sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, nusprendžiama ją sudaryti, tačiau ir praplėsta, o nurodyta ir kad turi per šį terminą būti sudaryti ir tarybos komitetai, išrinkti paskirti šių komitetų pirmininkai, sudaryto šiame įstatyme nustatytos komisijos bei paskirti šių komisijų pirmininkai. Dėl tos priežasties ši norma yra pilna apimtimi perkeliama į šiuo metu galiojančio savivaldybės tarybos veiklos reglamentą 6 punktą ir, kaip jau minėjau, dėl šios priežasties yra jums pateiktas savivaldybės tarybos sprendimo projektas, papildytas nauja dalimi. Taip pat dar norėčiau padėkoti ir Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komitetui, kuris pateikė pasiūlymą dėl preambolės pakeitimo. Preambolė yra pakeista pagal jūsų pateiktus pasiūlymus. Ačiū dar kartą už juos. Prašau pritarti savivaldybės tarybos sprendimo projektui. Gal norėtumėte paklausti? Prašom, ponas Alfonsas Plokas. Čia aš ne visiškai šitam projektui, bet bendrai. Jeigu rašoma, kuo vadovaujamės, kokio įstatymu, ar nevertėtų nurodyti valstybės žinių numerio ir to paties dokumento numerio, kurio remiamės. Paprastai taip nurodoma teisės aktas. Ačiū už klausimą. Norėčiau priminti, kad nuo 2014 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Teisėkūros pagrindų įstatymas, taip pat ir Teisingumo ministro 13 metų gruodžio 23 dienos įsakymas dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo. Ir nuo 2014 metų sausio 1 dienos publikacijos paskelbimas yra nebenurodomas. Priežastis yra, viena iš priežasčių yra ta, kad teisės aktai, norminiai teisės aktai nebeskelbiami valstybės žiniuose, o skelbiami tokioje sistemoje, kuri vadinasi e-taras.lt. Būtent dėl šios priežasties teisės aktuose jau publikacija oficialiai nebenusirodo nuo sausio 1 dienos. Geriau sužinoti vėliau negu niekada. Kažkas mačiau, Antanas Bartulis, prašom. Jūs aiškinamajame rašte paminite teisingai ir vietos savivaldos įstatymo ir 11, 13 ir 14 straipsnio pakeitimus, kuris iššaukė, sakykime, būtinybę reglamentą pakeisti, o mūsų tarybos sprendime tik tai apsistota ties 14 straipsnių kaip pagrindu keisti mūsų reglamentą. Galbūt tikslinga tada ir nurodyti ir 11 straipsnio 6 dalį ir 13 straipsnio, nebeatsimenu, kuri ten dalis buvo irgi pakeista, irgi atrodo 6 ar 8. Papildyti preambolę dar šitais 2 straipsniais. Taip, sutinku su jūsų pasiūlymus, atsiprašau, tačiau nebespėjom pakeisti preambolės. Gerbėjim kolegos, sutarim tada, kad preamboliai tada surašyti visus, kurie bus paminėti. Gerai, šitai bus padaryta. Ar daugiau klausimų turėtumėte, ar pastabų dėl sprendimo? Nematau daugiau norinčių kalbėti. Ačiū Jums. Gerbėjim kolegos, ar reikia dar kartą perskaityti tai, ką skyriaus vedėja iš tribūnos? Apie tai, kad ten yra tas 2 mėnesių laikas ir tai yra iš įstatymo perkelta norma. Ir konstatuojamoj daly tada patikslinti bus vietos savivaldos įstatymo straipsniai. Siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl savivaldybės tarybos 2009 metų gegužės 13 dienos sprendimo numeris 186 pakeitimo. Prašau balsuoti. (17) balsavus už, sprendimas priimtas vienbalsiai. Kitas darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko tarnybos stažo užtarnautus Lietuvos valstybėje metus patvirtinimo. Šios savivaldybės tarybos sprendimu atliekamas tas pats veiksmas, kuris kartuojamas kas 3 metus, tai yra tvirtinamas savivaldybės mero Gintautui Gegužinskui tarnybos stažą už ištarnautus Lietuvos valstybėje metus. Šios savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės mero Gintautui Gegužinskui yra tvirtinamas 24 metų tarnybos stažą už ištarnautus Lietuvos valstybėje metus 2014 metų Liepos 11 dieną ir įpareigojama nuo sekančios dienos, tai yra Liepos 12, skaičiuoti ir mokėti teisės aktų nustatytą dydžio priedą už ištarnautą stažą. Siūlau pritarti savivaldybės tarybos sprendimo projektui. Gerbėjim kolegos, gal norėtumėte paklausti?
Nematau norinčių klausti. Pastabų dėl sprendimo gal turėtumėte? Ačiū Jums, Virgita. Tada siūlysiu balsuoti. Svarstymas klausimas dėl savivaldybės mero Gintauto Gegužinsko tarnybos stažo užtarnautus Lietuvos valstybėje metus patvirtinimo. Prašau balsuoti. Gali. Šešiolikai balsavus už, vienam balsavime nedalyvavus, sprendimas priimtas. Dėl Pasvalio rajonų savivaldybės tarybos 2013 metų gruodžio 18 dienos sprendimo numeris tai 1-299 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ramutė Užalinskienė tribūnoje, prašom. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Kaip greit bėga laikas, jau praktiškai pusę metų, kai piniginė socialinė parama yra, būtent socialinė pašalpa yra skiriama skaičiuojama iš savivaldybės biudžeto. Kaip matot, rezultatas yra, todėl kad prieš tai buvo biudžeto tvirtinimas ir iš sutaupytų lėšų. Tikrai mūsų skyriaus specialistai važinėja po seniūnijas, po komisijos dalyvauja posėdžios. Labai daug yra komisijose traukta bendruomenių narių ir mūsų išklausius būtent seniūnijų bendruomenės pastabas teikiam šitą tarybos sprendimą tokį sugriežtinantį, būtent sugriežtinti savivaldybės teisę ir atliekamų žmonių pareigą. Ir kaip visa tai bus įvertinta, nes mes matom patys problemas ir visą tai sudėjom į šitą tarybos sprendimą. Todėl, kad savarankiškai dirbantis asmenys, pavyzdžiui, įsigyja verslo liudijimus ne visomis dienomis, arba dirbantis pagal žemės ūkio kvetus, taip pat norėtumėm, kad patalkininkautų, nes šiaip asmenys, kurie turi verslo liudijimus, tikrai patikėkit, nerodo visų pajamų, nes pagal įstatymą galima rodyti būtent minimalią algą. Ir kai statybos verslo liudijimą turintis keliom dienom įsipirkęs asmuo kreipiasi dar socialinės pašalpos, jį pasitelkti visuomeniai naudingai veiklai tikrai yra sunku. Ir šitoje vietoje ne vieną asmenį esam sudrausminę, kai reikia ateiti talkininkauti. Toliau, būtent įrašom vieną pareigą, tiesiog vienoj komisijoje, kadangi yra švietimo atstovų komisijose iš mokyklų dėl lankomumo, kad būtent neužtikrina vaiko privalomo valstybės garantuoto ugdymo iki 16 metų, nes tikrai dalyvaujant komisijose išdėstoma, kad ir socialiniai darbuotojai tą pastebi, kad tėvų atsakomybė, kad vaikai lankytų mokyklą tikrai yra labai maža. Ir manom, kad pasinaudoja vienos savivaldybės pavyzdžių, teikiam šitą irgi siūlom įtraukti. Ir būtent pajamos, apskaičiuojamos pajamos, tai būtent 1.4 ir 1.5 punktai, tikrai pradėjom stebėti, kai asmenys kreipiasi pirmą kartą, paprašom bankų išklotinių ir šitos pajamos tikrai viršė nustatytą įstatymę normatyvą, tai yra vadinama 15 valstybės remiamų pajamų dydžių arba 5250. Ir būtent ir kitas punktas to pačiu, kai 12 mėnesių siūlom neskirti, pašalpos gavėjas perka mašiną, galbūt aš taip supaprastintai pasakysiu, kai jo pajamos normatyvas yra 5250, o mašina nusipirkta už 12 ar 10 tūkstančių. Iš kur pinigai? Tai būtent šitos dalykus bandom tiesiog įdėti į tarybos sprendimą, kad tiek mūsų skyriaus specialistam, tiek seniūnijose dirbantiem socialinio darbo organizatoriam vedant posėdžius būtų lengviau. Taip pat matom, kad teigiamą įtaką davė būtent reikalavimas susimokėti už, buvom tik tai palikę
palikę būtent už socialinį būstą, jeigu yra skolingi. Bet matom, kad labai teigiamą įtaką davė ir paieškojimas skolų susimokėti už darželius. Ir galų gale labai daug komisijose yra svarstoma apie tai, kad pašalpų gavėjai nėra sudarę sutarčių su buitinių atliekų išvežimu ir tiesiog yra šiukšlinamos aplinkos ir visa kita. Pabandom įtraukti ir šitą dalyką. Sakau, čia būtent iš bendruomenių komisijų. Taip pat nėra taip labai daug, yra 13 šeimų šiai dienai, kurių socialinių pašalpų gavėjų, kurių vaikai yra Grūžių vaikų globos namuose. Ir tikrai bendruomenės yra pasipiktinę atstovai, kai jiems socialinė pašalpa mokama. Bandom įrašyti mažinimą, nes visais atvejais mes turim laikytis ir ES direktyvų, kad kiekvienam privalom užtikrinti valstybės remiamas pajamas. Ir į visuomenės naudingą veiklą, kitų punktų, būtent jeigu pašalpa yra skiriama tik vaikam, suaugusiam nėra, tai kiek atidirbama, pakviesti talkininkauti, tačiau sankcijų nėra. Bet jeigu bendruomenės socialinės paramos teikimo komisija matydama, kad socialiniai darbuotojai matydami, kad pašalpas naudoja ir savo reikmėm, tikrai būtų labai gražu, kad gaunantis ir už vaikus tik socialinę pašalpą patalkininkautų. Nes mūsų renkama informacija, koks yra mūsų socialinis pašalpos gavėjas, tai tikrai vaizdas yra pakankamai liūdnas. Ir aišku, paliekam ir tą dalyką, kad tikrai yra bent 6 pakolkas variantai, kada tos pačios komisijos yra pasiūlę tikrai šeimai skirti socialinę pašalpą, kadangi tikrai yra liūdna padėtis ir ne visą laik dėl objektyvių priežasčių yra žmonės išbraukiami iš darbo biržos. Yra kai kurie nesusitarimai. Tokia teisė savivaldybei irgi paliekama. Taigi tai yra pagrindiniai pakeitimai, kurie, nežinau kaip bus priimti jūsų, tai praktiškai mūsų Pasvalio bendruomenės žmonių pasiūlymai. Gerbėjami kolegos, gal norėtumėte paklausti? Ponas Natanas Bartulis, prašom. Tikrai norėčiau padėkoti asmeniškai savo vardu, bet be abejo ir kolegos pritartų už šitą pirmo pusmečio įdirbį, ką jūs padarėte ir šitos pakeitimus. Dėl 2 punktų, čia daugiau redakcinio tikiu pobūdžio būtų, tai 33.1 punktas, kur jūs rašote, kad 3 eilutė gaunančias piniginę socialinę paramą bendra įstatymu ir šio aprašo nustatyta tvarka. Tikriausiai turite galvoje įstatymą, kurį trumpinį naudojate šitame apraše. Taip. Tai reikėtų parašyti tada didžiąją raidę šitą žodį įstatymo. Taip. Jau ir 33.16. Bandžiau ieškoti, kodėl jūs uždėjote gale kabutės, jeigu priekinėje, tai ir gale jų nereikia. Taip, turbūt čia korektūros klaida. Man tik tai vienas pastebėjimas kilo, bet gal aš neteisingai supratau. 33.10 punktas. Čia yra rašom, kad socialinė pašalpa skiria tik vaikams, įskaitant pilnamečius vaikus ir taip toliau. Kai yra skolingi, savivaldybė už socialinio būsto nuomą, valstybinė žemės nuoma, savivaldybės įstaigoms ir buitinių atliekų surinkimo įmoniai už suteiktas paslaugas. Taip. O paskutinis sakinys yra toksai, jei nėra sudaryta sutartis dėl buitinių atliekų išvežimo, socialinė parama skiriama nuo sutarties sudarimo mėnesio 1 dienos. Ar nebūtų logiška, mano prieš tai minėta sakinį, po žodžių valstybinė žemės nuoma, savivaldybės įstaigoms ir buitinių atliekų surinkimo įmoniai už suteiktas paslaugas papildyti žodžiais arba nesudaryta sutartis dėl buitinių atliekų išvežimo. Taip, sutinku, nes tikrai... Atsiranda kažkaip, jeigu sutartį sudarysi, tada jau mokėti pradėsime, tačiau nekalbam, kada negausime. Gerai, šitą sprendimą rengė Sigitas Savickas ir jis dabar atostogauja, aš kažkaip tai jo, nes jisai pagrindinis baudėjas ir pagrindinis taupytojas yra. Aha, sutinku. Ir ką siūlytų Ar daugiau pastabų dėl
Gerai, jeigu daugiau nėra, dėkui už žaidėją. Gerbiami kolegos, kaip minėta 33.1 punkte didžioji raidė įstatymo, 33.10 punkte papildomas žodžiais pirmas sakinys arba nesudarytas sutartis dėl buitinių atliekų išvežimo ir 33.16 minėta tai kalbas. Čia pačioj pabaigoje. Kabutės pačioj pabaigoje sakoma. Punktas tiksliau. Gerbiami kolegos, jeigu daugiau nėra pastabų, siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 dienos sprendimo numeris 1-299 pakeitimo. Prašau balsuoti kolegos. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl paramos mirties atvejų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo. Ramutė Žalinskienė, prašom. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja piniginės paramos įstatymo pakeitimas, kad už nedeklaruotiem gyvenamosios vietos, jeigu asmuo nedeklaruoja Lietuvoje, būtent ta savivaldybė, kurioje gyvena, yra skirti iš savivaldybės biudžeto laidojimo pašalpą to pačio 1040 litų. Tiesiog tai nėra labai dažnai pasikartojantis atvejai. Tiesiog atsižvelgdama įstatymo nuostatas parengiau šitą tvarką, nes šiaip per metus vienas arba du. Ir tikrai teko kalbėti su didžiųjų miestų kaiminė savivaldybė mažosiam. Tai sako, mes senai tą dalyką įsirašę buvom į vienkartinių pašalpų tvarkas, nes praktiškai reikia džiaugtis, kad atsiranda kažkas, jeigu dar palaidoja žmogų, nes kitaip savivaldybė reikėtų viešiai pirkimai organizuoti ir visa kita, nes tai yra paslauga. Ir aš manau, kad labai didelių išlaidų šitoje vietoje neturėsim. Gerbiami kolegos, gal norėtumėte paklausti? Nematau norinčių klausti. Dėkui Jums, pasisakyti svarstomų klausimų. Dėkui. Tada siūlau balsuoti. Svarstomas klausimas dėl paramos mirties atvejų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašau balsuoti. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas, 22, dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Ramutė Žalinskienė. Į būtent Pasvalio rajono savivaldybę prieš gerą mėnesį kreipėsi visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus ir su pasiūlymu, kadangi jie dalyvauja tokiam projekte IKEA parduotuvės ir būtent siūlo ir mūsų savivaldybė prisijungti prie šito projekto, tai be jokių lėšų neįsipareigojantis sutartis, tai būtent jie iš jų yra psichologai, yra savanoriai, pas mus skatins savanorystę ir padėti mum būtent su socialinės rizikos šeimom dirbti, darbuotojus kažkaip tai, nes vis tik padėtis socialinės rizikos šeimose sunkėja. Mes manom, kad šitai sutarčiai, kiek aptarėm, siūlom tarybai pritarti. Gerbiami kolegos, gal norėtumėte paklausti? Nematau norinčių klausti. Pasisakyti svarstomų klausimų gal norėtumėte? Tada siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Prašau balsuoti. Šešiolikai balsavus už, vienam susilaikius, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo. Gerbiami kolegos, jūs darbo plano projektą esate gavę. Kaip matote, čia komitetų ir tarybos posėdžių klausimų, kurie bus svarstomi, surašyta. Aš tik tai nežinau, datas mes buvom nusintėm ar ne, kada posėdžiai vykto.
Yra nusiusta jo. Tai kaip matėte, ten yra nurodytos rugpjūčio 27, rugsėjo 24, spalio 22, lapkričio 26 ir gruodžio 17 dienos, kada maždaug numatomi tarybos posėdžiai ir tikiuosi, kad pasitikėsite Dovilę Mulevičienę, kuri nurodys komitetų susirinkimo vietas ir į planą, taip sakant, surašysime kaip įprasta, bet atkreipsim tik tai dėmesį. Šiandien patvirtinom reglamento pakeitimus, reiškia, komitetų datos bus nurodytos ne vėliau kaip 5 kalendorinės dienos iki tarybos posėdžio. Jeigu gyvenimas privers komitetą sukviesti kitų laikų, na tai čia nieko nepadarysi. Visada kiekvienam įstatymė yra ir kitoks būdas. Ar turėtumėte pastabų dėl darbo plano? Galime dėl jo balsuoti. Gerbiami kolegos, jeigu nėra prieštaravimų, tada svarstomas klausimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo. Prašau balsuoti. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas 24 dėl uždaros akcinės bendrovės Lenauda 2014-2017 metų investicinio plano suderinimo. Drąsutė Baliūnienė eina į tribūną. Prašom. Labą dieną. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsnis nustato savivaldybės tarybai prievolę derinti investicinius planus. Taip pat ir šilumos kainų nustatymo metodikos 39.2.11 punktas nurodo, kad vykdant sąnaudų paskirstimą draudžiama skaičiuoti nusidėvėjimo amortizacijos sąnaudas nuo ilgalaikio turto vertės sukurtos įvykdžius investicinius projektus teisės aktų nustatyta tvarka nesuderinus su atitinkamos savivaldybės taryba. Taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolinės komisija 2014 m. gegužės 29 d. pakoregavo šilumos kainų nustatymo metodiką ir įpareigojo šilumos tiekėjus, ruošiant derinant ilgalaikius investicinius planus, numatyti priemonės šilumos gamybos įrenginių galiai optimizuoti, nes nuo 2017 m. sausio 1 dienos dėl to atsiradusios sąnaudos nebus vertinamos, nustatant ir praskaičiuojant šilumos bazinės kainas. Toje pačioje metodikoje yra 21 priedas, kuriame yra pildoma ūkio subjektų investicinis planas, o 19 priede ūkio subjektų suvestiniai šilumos baziniai kainų dedamosioms nustatyti yra skaičiuojama investicijų grąža. Labai gerai buvo pastebėta Teisėtvarkos komitete, kad čia gali būti kartais ir vietos piknaudžiavimui. Todėl buvo priimtas sprendimas ir biudžeto komitetui pritarus. Šiuo metu yra peržiūrima sutartis su AB Lenauda ir savivaldybės administracija į sutartį turėtų įtraukti punktą įgaliojantį paskirti žmogų, kuris dalyvautų komisijose, kur būtų surašomi defektiniai aktai dėl tų prietaisų keitimo. Gal norite paklausti? Klausykite, jūs kalbėjote apie sutartį ir įrašymą, kad būtų įtrauktas asmuo. Ar taryba turi kažkaip pasisakyti, ar čia jau dabar, kaip savaime suprantama, bus administracijos direktoriai, kad derantis dėl sutarties su šilumos tiekėju, toks punktas būtų padarytas? Ar reikia dar kažkoks sprendimų? Aš manau, kad sprendimo nereikia, kad mes susidarsime šio klausimu. Daugiau klausimų kolegos turėtumėte? Dėkui Jums. Gal norėtumėte pasisakyti svarstomų klausimą? Adams Bartulis, prašom. Gerbimi kolegos, aišku, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi šitas investicinis planas apims net 11 mūsų rajonos savivaldybėje esančių katilinių, kuriomis naudojasi mūsų asignavimų valdytojai. Ir tai neišvengiamai darys įtaką per amortizacinius atskaitimus šilumos kainos didėjimui. Tačiau, kaip yra nurodyta aiškinamajame rašte, kad tokia investicija pasitarnaus ir efektyviam šilumos kiekio suvartojimui ir visi kiti, sakykime, pažangus dalykai. Tai dėl to norėtųsi irgi atkreipti savivaldybės administracijos dėmesį, kad kontroliuojant šilumos kainų nustatymo tarifų pagristumą ir
ir kitus, sakykime, momentus, atsižvelgti į tuos pažadus, apie kuriuos čia kalba, kad tas investicijos duos tikrai svarbu teigiamą efektą. Tai toks būtų tiesiog atkreipimas administracijos dėmesio į šitą dalyką, kad amortizaciniai atskaitimai, kurie padidės, kad juos kompensuotų va šitas žadamas šilumos ūkio efektyvumas, į kurį mes dabar investuojame. Kas dar norėtumėte pasakyti, kolegos? Nematau daugiau norinčių kalbėti. Aš tikiuosi administracijos, protokole bus, administracijos direktorius atkreipė dėmesį į tai ir laukia mūsų šviesi ateitis. Gerai, gerbėjami kolegos, siūlysiu tada balsuoti dėl sprendimo. Svarstomas klausimas dėl uždaros akcinės bendrovės Lenauda 2014-2017 metų investicinio plano suderinimo. Prašau balsuoti. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl pastatų šildymo ir karšto vandens, kaip sutarėm, šitas klausimas iš darbotvarkės išbrauktas. Kitas klausimas dėl laikino vietos projektų finansavimo. Pranešėja Viktorija Kripaitienė. Viktorijos Kripaitienės nėra. Reiškia, administracijos direktorius, prašom. Tu gal nori papirinio? Ką? Labą dieną dar kartą, gerbėjami tarybos nariai, teikiu sprendimo projektą dėl laikino vietos projekto finansavimo. Yra siūloma skirti laikiną finansavimą Pumpėnų vidurinės mokyklos projektui 10 000 litų. Tetervino krašto bendruomenės projektui 7 000 litų ir Atžalynų bendruomenės projektui 80 000 litų. Gal norėtumėte paklausti? Nematau norinčių klausti. Dėkui. Gal norėtumėte pasakyti svarstomų klausimų? Komitetuose aptarėm, ten viskas daugiau mažiau visiems buvo aišku. Siūlysiu tada balsuoti. Svarstomas klausimas dėl laikino vietos projektų, tik daugiskaičių čia turėtų būti, projektų finansavimo ir vienu sprendimu. Sutarėme. Gerai, gerbimi kolegos, prašom balsuoti. Penkiolikai balsavus už, 2 susilaikius, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės bitės gimnazijai. Prašom. Virginija Antanavičienė. Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybei siūlo perimti mokyklinį autobusą. Pagal valstybės turto valdymo disponavimo įstatymą turi būti tarybos pritarimas ir tuo pačiu sprendimu perduodam autobusą Joniškėlio Petkevičaitės bitės gimnazijai. Gerbiami kolegos, gal norėtumėte paklausti? Nematau norinčių klausti. Vien tik pamačius Viktorą Stanislovaitį ir dar bandant kažkokius klausimus užduoti, būtume nesuprasti. Gerai, gerbiami kolegos, siūlysiu balsuoti. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės bitės gimnazijai. Prašom balsuoti. Septyniolikai balsavus už, sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas, paklausimas. Žodis suteikiamas Alfonsui Pulokai. Tai gal perskaitykite, žinokite, bus, taip sakant, visi aišku. Gerbiami kolegos, noriu perskaityti paklausimą. Pasvalio rajono savivaldybės taryba, socialdemokratų frakcija, Pasvalio rajono savivaldybės merui, ponui Gintautui Gegužinskui, paklausimas birželio 25 dieną Pasvalį. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
Socialdemokratų frakcija 2014 m. gegužės 8 d. tarybos posėdėje pateikė pareiškimą, kuriame frakcijos nuomonė 2014 m. balandžio 30 dienos tarybos priimtas sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės Pasvalio autobusų parkas 2013 m. finansinio ataskaito rinkinio patvirtinimo netitinka faktinių aplinkybių ir galiojančių teisės aktų. Buvo pateiktas klausimas, ar uždarai akciniai bendroviai Pasvalio autobusų parkas reikia skelbti bankrotą, ar iš savivaldybės biudžeto padengti nuostolius, kad bendrovės nuosavas kapitalas būtų atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip pusė įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Socialdemokratų frakcijos nuomonė, taip pat nesilaikant teisės aktų, buvo priimtas tarybos sprendimas dėl priemokos prie tarnybinio atlyginimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovui nustatymo. Buvo ignoruotas faktas, kad viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 2013 metus baigė su 338 000 litų neigiamų veiklos rezultatu. Kadangi niekas nei iš tarybos vadovybės, nei iš administracijos į pateiktus klausimus nesureagavo, vadovaudamasi tarybos veiklos reglamentu, pateikėme paklausimą ir prašoma gerbiamą merą informuoti tarybą, kaip sprendžiami pateikti klausimai. Socialdemokratų frakcijai į paklausimą prašome atsakyti raštu. Socialdemokratų frakcijos nariai. Nuoširdžiai dėkui. Pasidedam, atsakysime. Kitas ponas Vismantas Matulas, informacija apie apklausą. Gal jūs tada ir pats pristatysite. Prašau. Čia yra viskas. Taip, gerbiamas merė, gerbiami kolegos, jau galima trumpai jūsų dėmesio, manau, kiek aš turiu laiko, atsiprašau, labai 10 minučių, manau, man pakaks. Norėčiau pristatyti, atlikome tokią anketinę apklausą, apklausime vidurinių mokyklų gimnazijų moksleivius, kaip jie suvokia korupcijos reiškinį ir kokios priemonės jų manimo yra reikalingos tam reiškiniui pažaboti. Tai norėčiau padėkoti švietimo ir sporto skyriaus vedėjui gerbiamui Polikui, kuris padėjo išplatinti anketas ir aktyvinti mokinius, kad jie pateiktų atsakymus. Taigi, taip, jeigu trumpai nukrypti į pasaulio korupcijos barometro anketinę apklausą, kurią įvykdė visuomeninė organizacija Transparency International, koks tai yra reiškinys ta korupcija ir kokioje vietoje Lietuva atsidūrė tarp kitų pasaulio ir Europos valstybių. Štai matome į klausimą, ar korupcijos lygis šalyje per paskutinius 2 metus pakito. Lietuva atsidūrė maždaug viduryje tarp kitų ES šalių ir net 64% gyventojų atsakė, jog korupcijos lygis šalyje padidėjo per 2 metus. Štai dar vienas skaidrė, kurioje Lietuva užima dėja paskutinę vietą ir į klausimą, ar kreipiantis į viešo sektoriaus subjektus, jiems ar jų artimiesiems teko duoti kyšį, vėlgi 26% respondentų atsakė, kad vis tik jiems teko tai pasielgti. Ir dar vienas skaidrė, kur Lietuva yra antra po Italijos, vėlgi į klausimą, kiek jų manimo yra svarbios asmeninės pažintys, sprendžiant vieną ar kitą klausimą viešojo sektoriaus srityje. Vėlgi atsakymai buvo nelabai džiuginantis ir štai matom, net 77% respondentų atsakė, jog vis tik pažintys yra svarbios. Na ir grįžtant prie Pasvalio rajono korupcijos prevencijos politikos įgyvenimo, kaip puikiai atsimenam, praeitais metais taryba patvirtino korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvenimo planą, kurio 5.3 punkte įsipareigojo
atlikti anketinę apklausą, kurios metu išsiaiškinti, kaip mokiniai ar kita socialinė grupė suvokia korupcijos reiškinį ir kokias priemonės jų manimo reikia taikyti. Kaip minėjau, buvo apklausti 219 vyresniųjų klasių mokinių, apklausoje dalyvavo Petro Vileišio gimnazijos mokiniai, Petkivčaitės Bitės gimnazijos mokiniai, kitų vidurinių mokyklų moksleiviai. Kaip mane informavo skyriaus vedėjas, apklausoje dalyvavo vyresniųjų klasių mokiniai, tai yra 10-12 klasių mokiniai. 95 procentai respondentų buvo iki 18 metų ir maždaug 5 procentai buvo vyresniai mokiniai arba, kaip tikėtina, galbūt pakliuvo ir keli mokytojai, kurie užpildė šią anketą. Taigi tikslas buvo išsiaiškinti korupcijos reiškinio suvokimą ir išanalizavus rezultatus apklausos toliau formuoti rajono politiką šioje srityje. Taip. Pirmas klausimas, kurį mes anketoje uždavėme, tai kaip mokiniai suvokia korupcijos reiškinį. Štai jeigu pažiūrėtumėte, dešinėje pusėje yra išvardintos veikos, jos yra išrašytos iš korupcijos prevencijos įstatymo ir suprantamos kaip korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Tačiau vėlgi išrašiau tik tais kelias veikas būdingiausias, kadangi įstatymas numato, jog net 14 veikų yra traktuojamos kaip korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Tačiau, žinoma, mokiniai dar nėra tiek, sakykime, išsilavinę ir informuoti, jog jie suvoktų kiekvienos veikos sudėtį. Taigi mes uždavėme tik tais, įvardėjom tik pačias būdingiausias galimas nusikalstamas veikas. Ir matome, jog kaip kyšio davimą suvokė korupcija 304 procentai respondentų, tai buvo didžioji dalis ir atitinkamai pasiskirsto kiti atsakymai. Kaip visumą suvokė tik 15 procentų respondentų. Vėlgi, tikriausiai kitų atsakymų mes nelabai ir galėjom tikėtis, kadangi mokiniai dar nėra ta grupė asmenų, kurie gali tiksliai nustatyti ir įvardinti būtent kokios veikos yra priskiriamos korupcijai. Kitas klausimas, kokiose sferose labiausiai paplitusi korupcija jų manimo. Jie vėlgi įvardijo tas pagrindinės sritis, kurias įvairiose apklausose įvardyja ir kitų socialinių grupių gyventojai. Tai vėlgi sveikatos apsauga, teisėsaugos įstaigų veikla, švietimo sistema ir valdžios įstaigos. Kokia mokinių manimo pagrindinė įstaiga kovoja su korupcija? Vėlgi atsakymai pasiskirstė gan įdomiai. 26 procentai mano, jog tai yra saugumo departamento kompetencija, 24 procentai, jog tai valstybės kontrolės kompetencija, specialiųjų tarnyba 34 procentai, policija 14 procentų ir savivaldybės 2 procentai. Vėlgi, tikriausiai kiekvieną iš tų atsakymų mes galime įvertinti ir teigiamai, kadangi kiekviena iš tų įstaigų plačiai žiūrint turi tam tikrus įgaliojimus korupcijos prevencijos srityje. Tai nors atsakymai nėra tikslus, bet jie didžiąją dalimi ir yra teisingi šiuo atveju. Štai kaip mokiniai pasisakė, kokias priemonės reiktų taikyti siekiant kovoti prieš šį reiškinį. Tai dėl bausmių griežtinimo pasisakė 32 procentai, dėl visuomenės švietimo 16 procentų, dėl įstaigų darbo gerinimo 16 procentų ir 36 procentai respondentų pasakė, jog visos priemonės yra tinkamos ir turėtų būti taikomas kompleksiškai. Taip, klausimas dėl mūsų rajono. Vėlgi paklausime, ar jiems teko girdėti apie korupcinių pobūdžių veikos padarimą Pasvalio rajone. Tai atsakymai pasiskirsti taip, jog 62 procentam respondentų yra tekę girdėti ir tokiai daliai ne. Vėlgi atsakymą į šį klausimą reiktų vertinti rezervuotai, kadangi iš praktikos, iš kitų apklausų teko susidurti, jog tarkim, tam tikrą mokėjimą gydymo įstaigai teisėtą ar apmokėjimą už paslaugų, tarkim, odontologo paslaugų, jie vertina jau kaip korupcijos reiškinį. Tai vėlgi atsakymai turi būti vertinami rezervuotai, neturėtų būti suprasti taip tiesiogiai, tiesmukai.
Kokioje srityje pasireiškia nusikalstama veika jų manimu? Vėlgi vardėjo 40% gydymo įstaigas, policijos srityje, savivaldybė, švietimo įstaigos. Klausimas, ar jų manimų pakanka informacijos apie korupcijos prevenciją? Didžioji dalis atsakė ne, tai vėlgi tai mūsų būtų ir mūsų visų uždavinys šiek tiek plačiau, išsamiau kalbėti apie šį reiškinį ir šviesti visuomenę. Kokių priemonių reiktų imtis mokinių nuomonę, siekiant kovoti prieš korupciją? Vėlgi mini bausmių griežtinimą 300%, visuomenės švietimas, teisėsaugos institucijų darbo gerinimas 16% ir visos išvardintos priemonės 36%. Kokias išvadas galim padaryti iš šios trumpos apklausos? Be abejo, rezultatus mes analizuosime ir antikorupcijos komisijoje ir galbūt kviesime ir tam tikrų švietimo įstaigų vadovus ir policijos įstaigos vadovą. Bet, manyčiau, turime, kaip matome iš pasisakiusių, pripažinti šio reiškinio egzistavimo faktą, nepaisant jokių aplinkybių, jog tai galbūt yra nepatogu, jog tai blogina mūsų reputaciją, tačiau mes turime vardinti, jog tai yra tikrai didelė problema. Taip pat matome, jog reikalingos aktyvios priemonės visuomenės švietimui šioje srityje ir mes mėginsime spręsti, kokios priemonės būtų efektyviausios minimų laikotarpiu. Taip pat, žinoma, reikia taikyti efektyvias prevencinės bei teisinių poveikio priemonės bei kitos kompleksinės priemonės. Dėkoju uždėmesi, nebent būtų klausimų, į kuriuos atsakytume. Jūs atliko tikrai labai reikšmingą darbą ir įdomų darbą ir aš įsivaizduoju, kad šitą medžiagą kiekvienas mokytojas, kuris pilietiškumo pagrindų pamokas veda su savo mokiniais, galėtų pilnai panaudoti. Mano klausimai būtų du su tuo susiję. 219 mokinių, didelis skaičius, bet kokia tikimybė paklaida procentinė? Paprastai tos jau įstaigos, kurios vykdo apklausas, duoda iki 4%. Ar galite atsakyti šitą klausimą? Jūsų nuomonė, kokia būtų paklaida? Ir kitas, gal jau tokio praktinio pobūdžio, arba jau po visko mes galim susitikti. Norėtųsi rajono palyginti ir Respublikos moksleivių, jeigu tokios apklausos buvo, kur jas rasti. Ačiū. Taip, dėl pirmo klausimo, manyčiau, reikėtų taikyti paklaidą, kuri, sakykime, yra taikoma atliekant įvairias apklausas, manyčiau. Manyčiau, tikrai turėtų tikti, kadangi vėlgi buvo tokių anketų, kur buvo atsakymai tikslinami, kur, aišku, čia tikriausiai turėjo mokiniai galimai ir pasitarti vienas su kitu, kadangi tie klausimai, matosi, buvo įvertinti vienai, paskui atsakymai buvo pakeisti, tai ta paklaida tikrai turėtų būti atitinkama, maždaug 4%. Dėl antro klausimo, mėginsiu dar analizuoti rezultatus tarp atskirų mokyklų, kadangi kiek tokias išvadas savo pasidariau, šiek tiek rezultatai skiriasi tarp įvairių mokyklų. Tai galbūt mes taikysim tam tikras priemonės švietėjiškas konkrečiose mokyklose, kur atsakymai, tarkim, rezultatai buvo šiek tiek prastesni, sakykim, jeigu taip galim vardinti. O kiek aš derinau ir vertinau pagal kitų ataskaitų rezultatus, iš esmės duomenys yra panašus. Panašiai šį reiškinį suvokė ir kitų socialinių sluoksnių gyventojai ir panašiose srityse jų manimo pasireiškia korupcija, kaip tai įvardijo mūsų moksleiviai. Tai tikrai tie rezultatai nėra kažkokie tai išskirtiniai ir netikėti. O kitų rajonų kur nors galima rasti? Tokius apklausos kur nors teko? Ieškojau, bet mokiniai, mano nuomonė, nėra dažna auditorija, kuri būtų klausima tokiais klausimais. Gerbėjim kolegos, gal dar kas nors norėtumėte paklausti? Antanas Sudavičius. Turiu pritarti gerbiam kolegui,
kiek man leidžia atmintis, panaši situacija ir Respublikos mastu, kaip yra skelbiama ir buvo skelbiama spaudoje, nelabai didelį nukrypimui. O palyginimu aš tik siūlyčiau atlikti tą patį tyrimą kitą metą pakartoti mokyklose. Ir tada galim rimtesnis išvadas padaryti. Taip, geras labai siūlymas ir mes programų netgi esam nusimatę, jog kitos kadencijos kolegos vis tik po kelių metų galėtų dar kartą apklausti, sakykime, moksleivius. Aišku, bus tikriausiai ne tie patys moksleiviai, bet kiti, bet tikrai rezultatai būtų įdomus. Kokia dinamikoje tendencija, sakykime, vyrauja. Daugiau klausimų kolegos turėtumėte? Prašom, ponas Lungis. Aš norėčiau paklausti, gal čia truputį ne kursą, bet kodėl jūs iš vis pasirinko tą temą ir būtinai tik tai mokiniai buvo apklausti, nes mano manimu mokiniai čia iš viso mažiausiai ko dėti su ta korupcija, jie kiti gal ir nelabai supranta to reiškinio ypatybės, bet aš manau, kad buvo galima sugalvoti žymiai įdomesnių apklausų, pavyzdžiui, dėl mokymo motyvacijos arba dėl laisvalaikio praleidimo arba dėl kitų jaunimo rūpimų klausimų. O čia ta korupcija, aš nežinau, gal čia jums patiems labai kažkur reikalinga, aš nežinau jūsų tos veiklos, bet tikrai labai įdomu, kodėl jūs būtent tokią temą pasirinkot. Gerbimi kolegos, mes tikrai nepamirškime vieno dalyko. Mes sudarėm antikorupcinę komisiją, kurios pirmininku paskyrėme Vismantą Matulą. Ir jisai žmogus dabar dirba darbą, kurį mes jam pavyzdėm. Atsiprašau, kad jis įtempė, prašau. Jo, meras dalinai atsakė mano klausimą. Tiesiog apklausa buvo atlikta tokiu klausimu įgyvendinant vėlgi programą. Kodėl pasirinkta tokia auditorija? Taip, geras klausimas yra, galbūt turimi resursai leido, sakykime, nemokamai tą apklausą atlikti. Ir vėlgi dėkingas esu švietimų skyriui, kuris, kiek aš žinau, asmeniškai vedėjas ėjo mokyklas ir netgi galbūt pats ir laukė, kol mokiniai užpildys tas agendas. Vis tik norint apklausti rajono gyventojus reikalingi, asmeniškai mes tos nepadarysime apklausos tokios pakankamai objektyvios, reikalingos įstaigos, kurios atlieka apklausas, o tai vėlgi yra pinigai. Tai vėlgi buvo pasirinkta tokia auditorija ir mažiausiais kaštais galimas rezultatas. Kitas dalykas yra, norėjusi sužinoti, kadangi vėlgi auga nauja karta, kuri po kažkiek metų užims, sakykime, pareigas įvairiuose institucijose ir vis tik norėjusi sužinoti, kiek jie savo aplinkoje, savo artimųjų aplinkoje apie tą faktą, tą reiškinį žino. Tai tikslingai buvo pasirinkta auditorija. O be abejo, yra minčių, sakykime, ir atlikti rajono mastu tokią apklausą, bet vėlgi mes turime mąstyti, galbūt biudžete, numatyti tam tikras lėšas pinigų tai apklausai. Nes vien paprašius gyventojų užpildyti internete kažkokią anketą arba laikraštyje skelbimą, aš manau, kad nesulauksime tik rezultatų. Daugiau klausimų turėtumėte, kolegos? Ačiū Jums už informaciją ir sėkmės, taip sakant. Paskutinė informacija, Viktoras Stanislovaitis ir Joniškėlių Respublika. Prašom. Geriau, jeigu nesunku, prie triubelės, nes transliacija vyksta dar patį mūsų. Gerai. Atsižvelgiant į tokią sudėtingą geopolitinę situaciją, joniškėliečiai nusprendė netylėti ir šitų metų Liepos 18-19 dieną atsijungti nuo Lietuvos Respublikos, paskelbti Joniškėlių Respubliką, paskelbsim karą Švedijai ir pasiduosim. Taip jau per 3 dienas nuo tos datos visiems bus automatiškai pakeisti Joniškėlių Respublikos pasai, tie, kas nepateiks raštiško kitokio pageidavimo. Respublikos zona nuo Pakruojo iki Pabiržės, nuo Latvijos sienos iki Bernatonių. O jeigu rimtai, tai iš tikrųjų jūs visus ir su šeimom, su draugais ir pažįstamais kviečiu šitą vasarą Liepos 18-19 dieną į gyvosios karo istorijos ir muzikos festivalį kviečia Joniškėlių Respubliką, kai mes iš tikrųjų prisiminsim tokią šaunę 95 metų senumo istoriją, kai ne tik Joniškėlis, bet iš tikrųjų visas Pasvalio kraštas, kuris tuo metu likimo ironija buvo
Joniškėlio valsčiaus dalis. Jie sukūrė tokį unikalų karinį dalinį, kuriam priklausė 1500 vyrų, kurie taip jau labai šauniai čia gynė visą šitą reikalą nuo iš pradžių bolševikų, paskui nuo bermontininkų. Galų gale tai tapo kunigaikščio Vytenio daliniu, kuris yra dislokuotas Marijampoliai. Ir būtent tada, tomis dienomis, iš tikrųjų pas mus bus toks didžiulis šiuolaikinės kariuomenės pristatymas, bus senoji karyba, pirmo pasaulinio karo mūšio inscenizacija, savivaldybė su meru ir vicemeru prieš akį. Vicemeras, nežinau, jau gavo sportbačius ar negavos, čia labai buvo ieško dar. Jie organizuoja žygį iš Vaškų iki Joniškėlio, iki nuo pirmojo karininko Juozapavičiaus tėviškės iki mūsų festivalio. Tie, kas mina dviračius, bus organizuojamas dviračių žygis Pasvalio kovų keliais, tai yra 50 km atstumas. Na ir vakare, iš tikrųjų, po tų visų mūšių bus didžiulis koncertas. Ieva Narkutė, 16 Hz, Aistės Melgevičiūtės su Skile ir patriotų chorų ir jų brolių programa. GNG sindikatas, žodžiu, tai bus, ko gero, didžiausia Šiaurės Lietuvoje tokia šventė, istorinė šventė, muzikinė šventė. Na, o apie tai kalbėti, kad patys skaniausi kepti paršiukai ir alus tik Joniškėlė, aš manau, čia jau bergždžias reikalas. Visus kviečiu šitą vasarą atvažiuoti į Joniškėlę. Ačiū. Taip, gerbėmėjai, atrodo, visi viską supratome, dabar belieka tik tai dalyvauti. Na, o jums visiems noriu padėkoti už aktyvų dalyvavimą tarybos posėdyje, palinkėti gražios vasaros, nesugarantuotas. Gali būti ir taip, kad numatytas kitas mūsų tarybos posėdis yra rugpjūčio pabaigoje, 27 atrodo. Sakiau, dabar jau pamiršau pats, ką sakiau. Bet realybėje, jeigu kartais iškils kažkoks labai svarbus klausimas, gal ir teks vasarą susibėgti. O jeigu nesusibėgsime, gražios šiltos vasaros. Ir gerų įspūdžių. Iki malonaus.